Pirties krosnelė yra vienas iš svarbiausių pirties elementų, nuo jos priklausys temperatūrinis ir drėgmės režimas. Iš didelio asortimento išsirinkti krosnelę gana sudėtinga. Pagrindinis skirstymas yra tarp elektrinių ir malkinių krosnelių. Elektrinė krosnelė jinai labiau yra tinkama mažom pirtim, kurios įrengiamos bute arba name. Malkinės krosnelės jos dar turi įvairių tipų, kurių irgi galima būtų pagrindinius išskirti, kur atviri akmenys ir kur akmenys yra uždaroj talpoj. Taip pat reikėtų atsižvelgti į pakuros vietą. Yra krosnelės, kur pakura yra iš garinės pusės ir pakura lauke arba papildomai patalpoj. Kitoje patalpoje esanti pakura patogi tuo, kad mažiau nešasi drožlių, nešvarumų į pačią garinę ir ten galima palaikyti tą karštį pastoviai. Krosnelė akmenų labai stipriai neįkaitins, čia išeina toksai silpnesnis garas, su mažesnė temperatūra. Na, sakykime, šita klasikinė pirties krosnelė, suvirinta krosnelė būna ir surenkamų krosnelių. Akmenų yra panašiai apie 100 kg. Ir papildomai dar reikia atkreipti dėmesį, šalia kabo bakas. Tai tokia bus pirtis panašiai apie 60 laipsnių ir su daug drėgmės, vos ne artima turkiškai pirčiai. Man bent jį labiausiai patinka, dėl to ir yra toksai tipas. Kitiems patinka sausesnė pirtis, tai jau reikėtų imti didesnę pakurą, kuri įkaitina tą pirtį iki mėgstamų 90 ar net ir 100 laipsnių. Bakas turėtų būti jau atskirai, šildomas per šilumokaitį. Yra irgi specialūs šilumokaičiai, kurie dedasi prie krosnelės ir eina vamzdžiais į baką, kur yra šildoma. Uždaro tipo krosnelės, akmenys įkaista stipriai ir duoda karštą garą į garinę. Yra dviejų tipų, tai yra kur ugnis praeina pro akmenis ir kai ugnis, kaip ir šiuo atveju, praeina per dūmtraukį ir kaitina akmenys tik tai karščiu. Atsižvelgti taip pat reikėtų, jeigu eina krosnelė per sieną, kokio reikės kakliuko iki pakuros. Yra mano tipų atveju, kai iš karto suvirinama, tai reikėtų iš karto nurodyti, kokio bus ilgio kakliukas. Yra taip pat krosnelės su pridedamais segmentais kakliuko. Tai pasirinkus tinkamą krosnelę pagal tipą savo mėgstamą, kurį geriausia būtų išbandyti kitose pirtise, pasižiūrėti, kokios tenais yra krosnelės, pajusti, kokia krosnelė yra tinkama, jūs turėsite savo tikrai puikią pirtį. Na ir toliau apie krosnelės saugų montavimą. Krosnelės galingumas parenkamas pagal pirties tūrį. Tam pačiam tūriui gali skirtis priklausomai nuo šilumos izoliacinių savybių, nors nėra kad labai daug. Vėlgi reikia žiūrėti į tą tipą, kurį jūs labiausiai mėgstate pirtyje. Būtent pakuros tūris turi tiesioginę priklausomybę galingumui, tai yra kilovatams. Jeigu norite vėsesnės ar mėgstate vėsesnę pirtį, tai galima imti mažesnio galingumo krosnelę. Mėgstate karštą pirtį, reikės imti didesnio galingumo krosnelę. Dedame alų popierių iš išorės prie krosnės, uždedame ir portalą ir jį vėliau išpjausim. Pirties krosniai padarytas portalas. Čia yra panaudoti metaliniai profiliai. Gipskartono profiliai nėra pats geriausias variantas, bet nėra ir blogiausias variantas. Čia geriau, bet būtent čia geriau dėti durų metalinius profilius. Na, šį čia irgi aukštos kokybės sudėti profilius.
Ir pačinais sujungsim tiek išorės, tiek vidaus alų popierių. Ir vidus yra išklojamas karščiui atsparia vata. Siena, kur bus krosnis, uždengta yra fibrocementinė plokštė. Fibrocementinė plokštė tvirtinama prie metalinių karkaso elementų, prie medinių karkaso elementų ir tvirtinama nerūdijančia plieno medvaržčiais. Toks medvaržtis į medį su pragrėžimu ir štai šitas medvaržtis į metalą irgi yra plokščia galvutė. Padarome muliažą iš kartono, kokia yra krosnies anga, ir iš karto padarom, kad matytųsi, kiek yra pačioje, kiek iš šoniukų, ir pernešame tai ant fibrocementinės plokštės, kurią išpjausim su siauropjūkliu, su specialiais pjūkliukais. Išpjauname iš vienos pusės portalą ir pagal jį atsimatuojam ir kitos pusės portalo skylę. Paruošiam portalą. Portalas iš vidaus yra padengtas fibrocementu ir iš išorės bus fibrocementas. Fibrocementas saugo metalinę konstrukciją ir tuo pačiu priduoda jai ir standumo. Dėsim specialią vatą, kuri nebijo karščio. Jinai yra specialiai dūmtraukiam naudojama, galima naudoti ir keraminę vatą. Dabar šią sieną reikia pripildyti akmens vata. Kol kas portalo neliesim, nepildysim, jis bus pildomas vėliau. Sienoje darome sumuštinį. Prie karštosios pusės, iš pirties pusės eina akmens vata, kuri pritaikyta aukštesnėm temperatūrom. Ir antruoju sluoksniu eina akmens vata, kuri nėra pritaikyta aukštom temperatūrom, tačiau ją apsaugos tas pirmasis sluoksnis ir būtinai dedam taip, kad plokštės persislinkstų. Tarp profilių būtina sudėti vatą. Paruošta zona prie krosnės, sudėtas fibrocementas, prisuktas nerūdijančio plieno medvaržčiais, išvesta yra anga iš kamino su perėjimu, sumontuotas oro padavimas prie akmenų, panašiai iškyla apie 60 cm, matosi portalas, kur bus krosnis. Oro pritekėjimui panaudosim kiek iškylę sistemą. Čia eina perėjimas iš vamzdžio į prailgintuvą, prailginimą. Kaip matom, nesimetriškas yra, tam, kad priglūstų prie sienos geriau. Reikalingas yra perėjimas ir prailginimas keturkampis vamzdis. Nuimame išorinę pakurą ir dabar lieka lygus paviršius, kurį nesunkiai prastumsim pro fibrocementinę plokštę. Keraminė vata atlaiko didelės temperatūras. Naudojama tuose kontaktuose, kur bus didelis karštis. Ten, kur krosnis liesis su siena, neliesis, bet kur bus arčiausiai nuo sienos, ten įdėsim keraminės vatos, tam, kad būtų papildomas karščio atsparus termoizoliacinis sluoksnis.
Čia va yra juostos, pagal kurias lengva yra atpjauti lygiai. Dar karščiausia vieta, jinai yra viršuje, tai irgi ją prispaudžiame. Vietos karščiausios bus čia ir čia. Tai aišku, pirma juosta geriau visą sudėti iš karščiui atsparios vatos. Ir kitas sluoksnis eis būtent iš mažiau karščio atsparios vatos, bet kuri taip pat yra atspari karščiui. Paskutinis darbas buvo įdėti pakuros rėmelį. Rėmelis jisai prisisuka, čia va yra keli varžteliai. Viršuje, apačioje, na, išsukant tikrai bus žinoma, kurioje vietoje yra. Kiek nenorėjo spaustis, teko kelti ir reikėjo dar ir šoniukus suspausti. Tiksliau, kelti ten ir taip teko keliomis kryptimis reikėjo spausti, kad įlystų į skylutę. Jau išbandyta, stikliukas aprūko, bet trauka gera, dūmai nėjo per niekur. Viskas, sakant, tvarkoj, tvarkinga. Beliks tik tai padaryti šitos sienos apdailą. Keramikinis kaminas su krosnimi yra sujungiamas štai su tokia detale. Čia yra didesnis viršuje diametras, kuris yra apvyniojamas keraminė virvele. Jisai dedasi, irgi nėra taip, kad labai visai įeitų stipriai. Ir čia jau pasidaro tada diametras, kuris yra reikalingas. Ant jo čia galima išpjovus gražiai uždėti fibrocementinę plokštę, priklijuoti fibrocementinę plokštę prie betono su karščiui atspariais klijais. Ir su šita lėkštute gražiai prisidės, jeigu ten ir bus kažkas tai išpjauta neteisingai, bet to išpjauti vis tiek reikia, kad būtų bent centimetras nuo geležies, kad vaikščiot galėtų, kad po to nesuskiltų. Ir uždedam gražiai su lėkštele ir atrodys visai padoriai. Išramstom plokštę. Krosnelės pajungimas prie dūmtraukio nėra sudėtingas ir net nebūtina yra lygiuoti krosnelės išėjimo su įėjimu į kaminą. Tam yra tokios alkūnės reguliuojamos, kurios yra patogios dar ir tuo, kad yra pravala, su kuria atidarius galima pravalyti tiek vertikaliai, tiek ir horizontaliai. Ir ši alkūnė jinai sukiojasi ir galima atitaikyti bet kokį kampą ir aukštį. Šiuo atveju, kiek
buvo per ilga alkūnė, ją galima nupjauti su kampiniu šlifuokliu. Ir vat taip pat verta panaudoti sistemoje detalę su uždarimu, kai krosnelė jau baigia kūrentis, kai jau ten likusios karštos žarijos, galima pridaryti, uždaryti, ne vis tiek pilnai neužsidaro, matosi, čia yra skylė dar. Ir montuojam. Va, išlyginam, kad būtų lygiai. Ir vat yra tokie diržiukai. Va ir viskas. Praėjom. Pirtyje temperatūrinį ir drėgmės režimą reguliuoja akmenys. Akmenys reikėtų parinkti, kad jie nuo karščio neskilinėtų. Tiksliau, jie skilinėja tada, kai ant karšto akmens užpilamas yra šaltas vanduo. O čia vat yra granito pavyzdys, kuris lengvai skyla ant jo užpilus vandens. Geriausi yra bazaltai, gabro bazaltai. Žadeitai, tai yra daugybė tų pirktinių akmenų, bet akmenis galima susirinkti ir Lietuvoje, laukuose. Na, man šildo ne tik tai patys akmenys, bet ir atsiminimai apie juos. Iš kelionės atsivežu akmenis, čia iš šiaurės Norvegijos, Lingeno pusiasalio. Čia iš Škotijos Lochneso ežero. Čia Škotijos Isle of Skye, šitas iš Normandijos, Suomijos akmuo. Akmenų pirčiai nesunkiai prisirinksit ir patys. Kai kas rekomenduoja upelių dugne imti juodus akmenis, bet tai yra paprasti akmenys, tik tai su dumblo apnašom, dumblių juodom, o reikia iš tiesų pamatyti struktūrą ir pats geriausias galulaukės akmenų krūva, kur iš laukų surinkta, kur matosi jau iš karto, kas čia per akmuo yra. Matosi va, nuo klinties, nuo sėdynės, kuri visiškai netinka. Čia va, daugybė eina granitų. Ir va šitas va, jau kažkas tai iš gabro bazaltų. Jau struktūra gera, nu tikrai aišku, jis yra didelis, jį teks suskaldyti. Paieškojus galima surasti ir mažesnių. Va čia va, esu suradęs ir jau iš gerų akmenų. Matosi jo vienalytė struktūra. Nėra kristalų, nėra žibėjimo žiručių. Akmenys irgi turi savo kvapą po daužymo. Na, o tokie raudoni jau nelabai tiks. Granitai iš viso praktiškai geriau nenaudot, nes ten daug kvarco ir kvarcas jisai nelaiko karščio. Užpylus vandeniu jisai suskyla ir susiskaldo visas akmuo ten po kelių kartų. Na, bet jeigu bijot dėl savo žinių, bijot rizikuot, tai aišku, variantas pirkti parduotuviai. Nėra ten tie akmenys labai brangus. A čia daugiau taip pačiam malonumas susirasti tinkamus akmenis pirčiai. Krosnelė pajungta, išbandyta,
gal ta pirtis, kurią aš labiausiai mėgstu, tai yra 60 laipsnių su daug drėgmės ir galbūt mūsų sukurtas filmas padės jums pasirinkti ir sumontuoti krosnelę savarankiškai. Kitus filmus mūsų žiūrėkite, nepraleiskite, prenumeruokite paspaudę šį mygtuką dešiniame krašte ir sėkmės!